Paslaptingieji Radio Centro balsai. Ir juose dar kartą 20 950 litų bando išlošti mūsų klausytojas užsiregistravęs į žaidimą. Šį kartą tai yra Antanas Česnulevičius iš Vilniaus. Sveikas, gyvas Antanai. Sveiki. Antanai, kalbė garsiai ir tiesiai ragelį. Sveiki. Va, jau dabar daug geriau. Antanai, žinai visų žaidimų taisyklės? Taip. Neteisingų spėjimų sąrašas tau pažįstamas? Taip, prieš 15 minučių tikrinau. Viską tikrai. Nu tai čia tada trumpa šneka, jeigu esi, taip sakant, ką tik kaip reikiant pasirengęs. Radio Centro paslaptingiai balsai dar kartą prabyla į eterį, pasako, ką jie sako visada, o tu pasakai, kas jie tokie. Radio Centras. Muzika masėms. Tai va. Aha. Rosita Čivilytė. Taip. Mano svaigaus. Ir mano spėjimas būtų Gert Kuliamąją. Nelabai žinau, kaip ten tiksliai ištarti, bet vien L. Gert. Gert. G-H-E-R-T. U ir 2L. Kuliamąją. O kokios jisai čia sporto šakos, o kokios komandos? Tai yra pats pirmasis Žalgirio legionierius. Estas. Prieš kiek metų čia buvo visą tai? Čia buvo 94 metais jis laimėjo LKL čempionas, o po to yra daug laimėjęs su kitom komandom, dar žiūrėjau. Bet jis yra pats pirmasis Žalgirio legionierius. Taip ir 1000 kartų, neabejotinai taip, 3 iš 3. 3 iš 3. Pirmasis dainininkė Antanai. Antrasis Rosita sakė žodį Radio Centras, taip? Taip. Ji buvo įspėta kovo 15, atrodo tiksliai, ar ne? Antrasis balsas vyriausios rinkimų komisijos pirmininko. Jis sako žodį muzika. Jis teisingai buvo įspėtas 5 žaidimo dieną ir štai pagaliau gegužės 26-ąją, trečiadienį įspėjom teisingai 3 balsą. Tai buvo padaryti sunkiausia. Pirmasis Lietuvos istorijoje krepšinio legionierius, legendinis Žalgirio komandos narys Estas Gertas Kuliamąją. Savo 40-metį išves tik tai kitais metais. Teisingai įvardyti Gertą Kuliamąją prireikė kone 10 savaičių. Būtent teisingas jo įvardinimas pelno čia Antanui esančiam ant telefono ragelio, sakykim taip, kabutėse, 22 950 litų. Antanai, spaudžiu tau dar kartą. Dešinę, kairę ir vėl dešinę ir vėl kairę ir taip daug kartų. Galit spausti, dabar turbūt. Ir savo kailyje. O taip ir turėtų būti. 22 950 litų tavo. Paslaptingai Radio Centro balsai atsisveikina su visais ištikimais žaidėjais, klausytojais, bet atsisveikina neilgam. Iki kada? Kaip sakoma, sekite reklamą ir susitiksime naujame žaidime. Paslaptingieji Radio Centro balsai.